Liepos 23 dieną kaimo turizmo sodyboje Karpynė pasibaigė 24 valandas trukusios žvejojimo varžybos Kurtų karpį 2017. Tai yra vienos iš gausiausių, kokias pagal žuvies kiekį. Dar mūsų varžybų istorijoje nebuvo, kad pagauta pirma vieta 109 kg. Bendras kiekis 700 virš kilogramų, o paprastai būna apie 400-500 kg. Varžybos idealios. Oras idealus buvo. Jokavote, kad gali bankrutuoti jūsų varžybos, kadangi automobilių labai dažnai pradeda laimėti. Tai kaip čia bus? Mėgstu jokauti. Iki varžybų pabaigos likus keletui minučių kalbinti dalyviai džiaugiasi vien dalyvaudami. Laimikis jiems nesvarbiausias. Laikas praleistas labai gerai, rezultatų šiaip sau. Galbūt paskaičiavot kiek kilogramų? Kiek ten? Gal 10, gal panašiai 10 kg. Ne, viskas labai gerai, kadangi yra tikrai komandų, kurios netgi visai nepagavę yra. Tai mes skaitykim taip, kad laiką gerai praleidom ir tiek. Ar pirmus metus dalyvaujat? Ne, eilę metų jau. Galbūt galite pasakyti, iš kur esate atvykę? Vyriausiai nevietiniai. Kauno rajonas, Garliava. Kaip pirmą kartą labai normaliai. Pasisekė pagauti, yra sektorių, kurie po nulių pagavo, mes kelias ištraukėm. Ir kiek kilogramų ištraukėt, galbūt jau skaičiavot? Skaičiavom apie 9,5 kg per 4 žuvis. Ir kas galbūt, kadangi pirmą kartą sako dalyvaujat, kas didžiausią įspūdį padarė šiose varžybose? Galbūt kažkokių netikėtumų buvo? Tai tų netikėtumų daug, ko nesitikėjom, bet sekančiais metais bus ištaisytos visas klaidas, bus suprasta. Buvo iš jūsų pusės irgi kažkokių? Jau, daug buvo klaidų, mes padarėm patys klaidų, daug ko neatsivežėm, bet sekančiais metais bus geriau. Tai esate ko gero jauniausi dalyviai, tai kaip sekasi, ar pirmą kartą dalyvaujate? Komandoje kartu pirmą sykį. Nu, tu? Jo, irgi pirmą sykį. Ir kokie įspūdžiai dalyvaujant pirmą kartą varžybose? Geri rezultatai. Kaip pirmam sykį neblogai. Superiniai vyrai. Kokie rezultatai jūsų, galbūt jau žinot kilogramus? 28 kg. Oho, neblogai. O galbūt ištraukėt ir kokį nors paženklintą karpį? Ne, nepavyko. Atlikus paskutinius svėrimus ir suskaičiavus rezultatus įvyko apdovanojimų ceremonija. Apdovanota 10 geriausių žvejų. Trečia vieta – 57 kg 820 g. Komanda, kurios aš dar negirdėjau mūsų varžybose, nes net pavadinimas sunkokai ištart. Preston Ranger Friends Team. Ar yra? Ar laukite? Į sceną norėtume. Prestonus, Ringerius. Vienas. Dviesa. – 60 kg, 550 g. Čia net kitais metais pirma vieta tiek nepagaudavo. Komanda Vismas, profesionalai be kitako. Vismas. Išlaikė antrą vietą. Sunkiai, bet išlaikė. 109 kg 630 g. Kaip jiems rankos nenukrito, aš nesuprantu. Rankytės, kojytės jaučiat? Žemaitė. Žemaitė, kur? Irgi komanda, kaip sakant, iš 3. Šaunuoliai kažką atrado, niekam neišdavė. Gaudė velnė, žinom, kad kramtamos gumos greičiausia su spangulėm.
Auksinį žymėtą karpį pagavo ir pagrindinį prizą Kia automobilį laimėjo sūnaus ir tėvo komanda iš Kauno. Stovi Kia Rio, apklijuota lipdukais, trečia mūsų varžybose. Ir komanda, kuri užkabino tą karpį su Kia ženkliuku, musės spalva, pagavo vienintelę žuvį. Iš kur jūs radote tą Kia ženklą? Žetoną atnešė man, įrodymas yra. Komanda, karpių medžiotojai, Carp Hunter, paplokite šitiem dalyviam, jie irgi ne pirmus metus dalyvauja pas mus varžybose. Prisikentėjo. Turi mašiną. Viena žuvis ir ta iš karto, kuri reikėjo. Pataikyk tu man taip. Raktelis Kijos vadas Gintaras įteikinėja, sertifikatas automobiliui yra, automobilis yra. Grėbėt mašiną, nešatės prie stalo. Tai gavot ką tik naujo telaitį automobilį, kokie įspūdžiai? Džiaugiamės, labai. Tai aišku. Ar tikėjotės? Nu, viltis visada durnių motina, aišku, kad tikėjomės. Pagavom vienintelę žuvį, beliko, nepavijom kitų, beliko automobilį gaudyti. Rimtai tik vieną žuvį pagavot? Vienintelė žuvis yra automobilį. O tai kelintus metus dalyvaujat? 7 gal. Ir kaip anksčiau sekdavosi? Pernai 7 buvom. Tai taip visą laiką taip, nebuvom niekad prizininkų.